Sveiki draugai, mano vardas Nerijus ir šios dienos prezentacija mes išmokysime jūs gauti prekes už dyką, o jūsų pinigai liks pas jūs. Tai tikra tiesa, su kompanija Platincoin viskas įmanoma ir su mūsų produktais taipogi. Dabar pakalbėsiu apie tai, kaip tai galima padaryti. Čia liečia elektroninės parduotuvės, kur galime užsakyti įvairiausių prekių. Šiuo atveju kalbu apie marketplace, tai Ozon, tai yra rusų parduotuvė, bet noriu paminėti, kad jinai prekes siunčia į daugelį pasaulio postsovietinių šalių ir netgi į Japoniją. Matot, Australija, Azerbaidžanas, Armėnija, Belarusija, Gruzija. Deja, nėra Lietuvos, bet Lietuvai ir Europai ir kitoms šalims bus pajungta Amazon, Alibaba ir kitos platformos. Šiek tiek vėliau aš apie tai jums papasakosiu. Reiškia, Ozone galima įsigyti už sertifikatus, galima įsigyti įvairiausių prekių. Tai nuo maisto prekių, jeigu pradėtumėm, kava arbata, ten praktiškai šaldytuvai, dušo kabinos. Ir tam viskam reikalingas sertifikatas, o sertifikatą mes gauname mūsų platformoje Platin Hero. Tikriausiai matyta šitas ženkliukas jau visiems ir mes jį jau labai gerai atsimename iš webinarų su Aleksu. Ir būtent prisijungę Platin Hero mes randame Platin Deal, kuriame galime pasižiūrėti šitos sertifikatus ir tiesiog juos nusipirkti. Sertifikatų yra už įvairius kiekius pinigų. Čia jau jūsų reikalas, už kiek jūs norite pirkti. Ir šitą sertifikatą jūs galėsite panaudoti parduotuvėje Ozon. Tai va, ir būtent mes pirkdami šitą sertifikatą užšaldome Platincoinus 6 mėnesiam. Ir po 6 mėnesių mes jau galime atsiimti savo Platincoinus, nors jie būna mūsų piniginė iš tikrųjų, ir dar gauname 10% metinių pajamų. Tuoj papasakosiu, kaip tai viskas vyksta. Na, kaip ir minėjau, nusipirkame sertifikatą, tai viską padarome iš mūsų piniginės. Jeigu įeitumėte į piniginę, tai būtų dešinėje pusėje viršuje QR skanavimo ženkliukas, kurį nuspaudus ir užėjus ant tam jums reikalingo sertifikato už tam tikrą kainą, jūs nuskanuojate va šitą ženkliuką. Nuskanuojate va šitą ženkliuką ir jums įsijungia timeris, duoda 20 minučių susimokėti. Jūs į savo piniginės paspaudžiate OK ir sumokate, gaunate sertifikatą, kurį įvedate į Ozon parduotuvę ir už jį gaunate realiu laiku prekę, kurią jums atsiųs į namus. Prekę galite rinktis, sakau, kokią norite, gali rinktis, priklausys nuo jūsų norų, pinigų ir už kiek jūs norėsite įsigyti. Na va, dabar pradėkime, kaip tai viskas veikia. Aš čia kaip pavyzdžiui paėmiau, reiškia, 45 Platincoinų voucherį. Matome spinelės užrakintas ir už jį mes gauname 3000 rublių, 3000 rublių voucherį ir mes jau galime pasiimti prekę. Mes šitos, reiškia, 45 Platincoinus užšaldome 6 mėnesiams, gauname voucherį, einame, nusipirkame prekę ir laukiame 6 mėnesius. Taip, po 6 mėnesių mes tą prekę, mums grįžta Platincoinai ir mes gauname dar 10% metinių pajamų. Ir kaip pavyzdys galiu paminėti, kad mes galime tai padaryti, na, kad ir kasdieną daryti kiekvieną mėnesį.
Vat kaip čia, kaip pavyzdį irgi matome, antrą mėnesį užšaldome vėl 45 platinkoinus, vėl gauname voucherį už 3000 rublių ir vėl perkame prekę. Taip sulaukėme 6 mėnesio ir jau po 6 mėnesių mums sugrįžta platinkoinai, ta prasme, mūsų platinkoinai, kur buvo užšaldyti prekės pirkimai, jie atsišaldo, jie tampa laisvi, ką norime mes su jais galime daryti. Vat kaip matome, spynelė atsirakinusi. Ir mes tada gauname jau ir platinkoinus į savo piniginę, jie laisvai galima disponuoti ir dar gauname 10% pajamų. Tai vat, reiškia, visus mėnesius dedame, bet jeigu paimtumėm nuo 1 mėnesio, tai laukiame 6 mėnesius ir 7 mėnesį mūsų platinkoinai mūsų piniginėje atsišaldo ir mes gauname juos jau laisvam naudojimui, plus dar gauname 10% metinių pajamų. Matoma, spynelė atrakinta. Einame toliau. Na ir kaip pavyzdys, čia galime daryti tą ratą, vėl gavę tuos platinkoinus, vėl gavę tą 10%, galima vėl užšaldyti, vėl gauti voucherius ir vėl pirkti prekes. Taip, praktiškai pasaka be galo, kiek norime, tiek naudojamės. Ir čia toks gaunasi kaip ir procesas, gali jisai tęstis iš mėnesių mėnesius, iš metų metus ir tu praktiškai tu gyveni, tu imi prekes už dyką, tau nieks nekainuoja. Na, jeigu taip išdėliotumėm kiekvieną mėnesį, ne, tai praktiškai mes tikrai galime tas prekes imti už dyką ir mums tai nieko nekainuos. Vat, kaip ir matome toliau, pagal skaidrės atsirakina ir viskas mums gaunasi už dyką. Tai vat gaunasi toksai, eina viskas ratu, gauni 10%, gauni platinkoinus, vėl užšaldai, vėl tau atsišaldo, taip suki ratu ir rezultate mes gyvename už dyką. Tai ir būtent, kad po 6 mėnesių mums tie platinkoinai atsišaldo, lieka laisvi, o prekės, kurios buvo nupirktos, lieka juos pas mumis ir mums tai, tarkim, niekam neįtakoja mūsų tiem voucheriam. Tai va ir na ką, ir toliau apžvelgsim blockchain technologiją. Tai kaip žinome, Bitcoinas atsirado 2009 metais, apie jį dar nieks nežinojo ir būtent, kad labiausiai apie blockchain technologijas sužinojo 17 metais, 16 pradėjo visi žmonės domėtis ir tik dabar neseniai, gal metai, gal 2 atgal pradėjo naudoti stambiausios įmonės blockchain technologiją, kaip Visa, kaip kitos stambios platformos. Va. Na ir ką, ir noriu priminti apie mūsų generalinį direktorių, tai Aleksas Reinhardas, žmogus atviras, žinomas visuomeniai, apie jį galima daug būtų šnekėti. Vienas iš 10 įtaikingiausių kripto pasaulio žmonių. Aš dabar nesiplėsiu pasakoti, tikriausiai jūs galite įsivesti Alan Reinhardt ir pasiskaityti, kiek jisai yra pravedęs webinarų ir ant kiek jisai yra populiarus. Na ką mes galime su platinkoinu dar padaryti? Tai sukurti pasyvias pajamas mūsų telefone. Pas mus yra 3 pasyvaus uždarbio būdai. Tai būtų botas, kuris mintina platinkoinus. Čia kaip šulinys, ištuštėja, jisai padidėja ir mūsų platinkoinai auga.
Antras dalykas - ferma, į kurią arba farma, į kurią įkėlus platinkoinus, mums kiekvienais metais jie pagamina dar 30% metinių palūkanų. Ir turime labai nuostabų dalyką, tai blockchain vietas, kurios jums išliks visą gyvenimą, ar jūs dirbsit, neuždirbsit, ar uždirbsit platinkoinę, čia nepriklausys. Kiekviena vieta duos jums pelną nuo platinkoin transakcijų visą gyvenimą, netgi jūs galėsite paveldėti savo vaikam. Būtinai parodau disclaimerį, kam įdomu pasiskaitykit, tai kompanija dirba legaliai ir mes turime sutikti su tomis sąlygomis. Na va, ir apžvelgsime dabar patį tokį įdomiausią mūsų produktą. Pradėsime, kokie reiškia yra pas mus produktai. Yra pas mus produktai nuo 107 iki 9951 eurų. Pats populiariausias produktas tai yra už 1070 eurų. Taip, tai jis populiariausias todėl, kad nuo jo galima pradėti gerą startą, galima pradėti gauti jau pasyvias pajamas ir daug visokiausių dovanų ir netgi priklausys jums viena blockchain vieta. Ir žiūrėkit dabar, perkant šitą paketą, kur geltonai pažymėta, jūs gaunate farmos talpą, į kurią galite įkrauti platinkoinus, tai būtų 735 platinkoinai. Plius, jeigu jūs po registracijos įsigysite šį paketą, dar jums kompanija kaip dovanų duos dar 25 platinkoinus. Taip. Jūs papildote fermos balansą, galite papildyti 735 platinkoinus, tai visą balansą, galite papildyti ne visą, tai čia priklausys nuo jūsų. Bet aš noriu priminti, kad įsigyjant didesnį paketą, aišku, jūsų atlyginimas bus žymiai didesnis ir aš manau, kad sumos bus ženkliai kitokios. Toliau matome, kad farma va šita į mėnesį jums duos 18,37 platinkoinus pelno ir dirbs 10 metų. Kiekvieną mėnesį jūs gausite su šituo paketu 7,77 platinkoino. Na ir į šitą paketą, aišku, įeina viena blockchain vieta, kur jūs gausite nuo visų pasaulio platinkoin transakcijų pelną, kuris bus jums mokamas visą gyvenimą. Tai manau, kad netgi ir liks jūsų vaikam. Tai ir svarbu yra tai, kad kuo jūs turėsite didesnį paketą, tame pakete bus daugiau šitų blockchain vietų. Tai labai svarbu, nes šita vieta yra kaip aukso luitas, niekada nesibaigiantis, arba kitaip tai yra amžinas pelnas. Na va. Galima pažiūrėti, kad pagal šios paskaičiavimus šiai dienai, tai viena blockchain vieta jums duoda 25 platinkoinus pajamų į mėnesį. Tai va, jūs galite primesti, jeigu turite 20, 50, 100 vietų, kiek jūs gausite pajamų. Na ir čia galime pasižiūrėti skaičiavimus. Jeigu turite 6 vietas, 12 vietų, na, taip ir daugiau vietų ir matome, koks jūsų rezultatas. Na ir patiems ambicingiausiams, kurie hiperaktyvūs, kurie nori dirbti ir užsidirbti papildomai, yra labai gera referalinė programa, tai yra, reiškia, kompanija moka už rekomendacijas. Ir pasiekus tam tikrus karjeros rangus mes gauname
labai daug tų blockchain vietų. Ne tik vietų, bet gauname, tarkim, pavyzdžiui, paprastas deimantas gauna, pasiekus šitą rangą, gauna 5000 eurų jo dovanų ir gauna 5 vietas. Mano rangas jau yra 40, reiškia, aš esu purpurinis deimantas ir pas mane jau, man priklauso 40 vietų. O jeigu jau jūs pasiektumėte patį aukščiausią, tai jums priklausytų 2400 vietų, tai nesunku paskaičiuoti, jeigu jūs padaugysit iš 25. Ir žiūrime toliau. Ir kokios būtų jūsų pasyvios pajamos į mėnesį. Tai imkime paketą už 1070 ir matome, kad šis paketas, šis botas mintina jums į mėnesį 7,77 platinkoino. Farma arba ferma šitame pakete, į kurią galime įkrauti 735 platinkoinus, duoda pelno 18,375. Ir gaunate dar su šituo paketu vieną blockchain vietą, kuri prie šių skaičiavimų yra 25 platinkoinai, tai sudarytų į mėnesį 125 eurus. Ir viskas susumavus su šituo paketėliu už 1070 eurų mes gauname, jeigu kursas platinkoino 5 eurai, mes gauname 255 eurus. Jeigu platinkoino kursas, kaip aš manau, greitų laikų bus 10, šitas paketas jums kas mėnesį duos 510 eurų pelno. Ir jeigu kursas 50, tai šitas paketas jums duos 2550 eurų pelno. Čia klausimas nekyla, ar tu gali ar negali, paprasčiausia 1000 eurų, 1070 eurų šiais laikais gali surasti beveik kiekvienas žmogus. Tik klausimas, ar supranta bizinę esmę, ar supranta, kad galima investuoti ir supranta, kas yra šiuolaikinės blockchain technologijos. O čia mes galim pasižiūrėti mūsų pasyvias pajamas, jeigu mes imtumėm paketą už 9951 eurą. Tai jau ženkliai skiriasi nuo to, ką mes prieš tai žiūrėjome už 1070. Tai mėnesinės pajamas siektų, jeigu 5 eurai, tai būtų 2755. Jeigu 10 eurų, tai būtų 5510. Jeigu 50 eurų, tai būtų 27 550 eurų. Iš tikro įspūdingi skaičiai. Ir kaip žinome, platinkoinas savo kelią pradėjo 2016 metais, pradėjo Berlyne. Mes jau rinkoje, galima sakyti, kad 4 metai ir dirbame daugiau negu 120 šalių ir mūsų bendruomenė sudaro daugiau negu 600 tūkstančių partnerių. Ir dabar dar apžvelgsime kompanijos produktus. Tai noriu paminėti visų pirma mūsų debitinę platinkoin kortelę, kurią visi jau matė, kaip Aleksas ir New York'e atsiskaitinėja, ir mūsų lyderiai testuoja. Ši kortelė bus tuo gera, kad jūs savo platinkoinus paprasčiausia nekeisdami, nei keityklose, niekur. Tiesiog įdėsite į kortelę, einate į parduotuvę ir mokate įprastų būdų, o jums nuskaito tiesiog platinkoinas, o jūs sumokate eurais. Ir mūsų kompanija turi, reiškia, vendinginius automatus, kuriuos aš pats Pragoje bandžiau. Pirkau kavos, pasiėmus telefoną, nuskanavus QR kodą, tau iškrenta šokoladukas arba kavos puodelis, arba dar ką nori ten gali nusipirkti. Tai ir šitie aparatai irgi yra kompanijos prioritetas. Kitas produktas tai būtų POS terminalai. POS terminalas tai yra, kai parduotuvėje stovi toks aparatas, kur tau pardavėja pasako kainą, tu pridedi telefoną, panašiai kaip
kaip mes atsiskaitome parduotuvėse ir tu sumoki platinkoinais, o pardavėjas gauna eurais. Tai vat vienas irgi dar toks iš mūsų kompanijos produktų. Na ir vienas iš naujausių produktų tai yra marketplace'as, Platindėlas, kur, kaip ir minėjau, jau vyksta priekyba ir kur galime užsisakyti sertifikatus. Čia bus galima užsakyti sertifikatus ne vien iš Ozono, bet ir praktiškai visame pasaulyje galėsi pirkti, parduoti. Va, ir dabar vat ruošiamas, galima sakyti, visam pasauliu produktas, tai birža Coinsbit ruošia tokį produktą, galėsi užšaldyti platinkoinus. Na, kaip ir Ozone, pirksi sertifikatą, tarkim 6 mėnesiam, ir prekes galėsi atsisiųsti iš Amazono, iš Amazon parduotuvės, eBay'us, AliExpress, Alibaba ir kitų pačių stambiųjų gigantų. Ir gausis tas pats ratas, kai tu 6 mėnesiam užšaldai platinkoinus, pasiemi prekį, po 6 mėnesių atsišaldo tą platinkoiną tavo piniginiai ir dar gauni 10% metinių pajamų. Tai iš tikrųjų labai faini produktai. Va, ir mūsų tas, na, manau, kad čia yra, kaip galima pasakyti, mūsų crowdfundingo platforma, kuri veiks taip. Jei tu turi, reiškia, idėjų, pasiūlymų, tu gali kreiptis, kad tave prafinansuotų. Va. Ir tarkim, jeigu mes prafinansuojam, jūs gaunate pinigus, jūs gaunate viską platinkoinais, visas atsiskaitimas vyks platinkoinais. Na ir mano visų tikslas yra šiuo metu prisirinkti kuo daugiau platinkoinų, jų neišleisti, pirktis dabar, kol jie pigus, nes, kaip kalba pats ir direktorius, kompanijos yra tikslas pasiekti 1000 eurų už vieną platinkoiną. Tai mes šiuo metu tikrai galime susikurti savo puikias pasyvias pajamas savo telefone su blockchaino pagalba. Ačiū draugai už dėmesį. Ačiū tikrai už dėmesį ir, na, jeigu turėsite kokių klausimų, užduokite, aš mielai jums atsakysiu. Ir tik viskas prasideda ir manau, kad ateityje darysime gyvus webinarus. Šis įrašas tik tai toks pradinis, apžvalginis ir ateityje, manau, turėsime tikrą bendravimą su tikrais klausimais ir su tikrais atsakymais. Geros visiems dienos, draugai, ir iki malonaus.